Sveiki visi atvykę į mano kanalą ir aš turiu atsiprašyti dėl dviejų dalykų. Tai pirmas dalykas, aš labai atsiprašau, kad mano kambarį dar nekvėpia kalėdom ir šitas video nors yra jau toks prie kalėdų vaibo ir nėra jokios eglės pas mane, tai labai atsiprašau, kad aš ragausiu Lidl kalėdinius dalykus, bet nėra toks kalėdinės atmosferos. Kai filmuoju šitą video, dar tik yra lapkričio pradžia ir man tiesiog jau būt pasipuošus eglę atrodo šiek tiek per anksti, nors vėliau supratau, kad jūs, kai gausi šitą video, nebus kalėdinės atmosferos, tai gal kitais metais aš būsiu protingesnė ir labiau pasistengsiu, labiau apgalvosiu, tai dėl to atsiprašau. Antras dalykas, jeigu mane matot su šito megztiniu jau 25 kartą, tai sorry. Pirmas dalykas, aš neturiu drabužių, tiesiog aš įsikandu vieną, du, kelis mėgstamiausius savo rūbus ir aš juos nešioju, kol galų gale labiausiai sunešioju, atrodau kaip bomžas, nu tada prisiverčiu nusipirkti naują megztinį. Tai jeigu jums atsibodo matyti mane su jo, irgi labai atsiprašau. Tai šiandienos video tema mes ragausim Lidlo visokias kalėdinės gerybės ir aš čia vieną vakarą pamačiau Lidl katalogą, kad jie turi kalėdinių dalykų ir aš galvoju, blemba, reik varyti iš karto pirkti, nes aš žinau, kad vėlgi, kaip visada ir su viskuo, skaniausiai, įdomiausiai, geriausi dalykai greičiausiai dingsta, tai aš labai stengiuosi irgi nueiti, paimti, kas tikrai įdomu ir iš tikrųjų daug dalykų kartuojasi su pernai metais ir pavyzdžiui, kaip matau TikToko iš užsienio žmonių, kai kurie Lidlina, labai stipriai Lidlina ir turi tiek daug įvairių dalykų ir pamačius jų TikToką aš galvoju, blemba, gal ir mūsų Lidl turi kažką tokio ir nainu ir nieko nėra. Tai aš tikiuosi, kad mūsų Lidlas irgi labiau Lidlint pradės ir gausim tų irgi užsienio skanumynų dalykėlių, nes labai įdomu būtų irgi paragauti, bet aš pasistengiau išrinkti tai, kas man buvo dar neragauta ir atrodė įdomiai, tai galiu tiesiog pasidalinti, ką aš šiandien ragausiu. Pirmas dalykas yra marcipaninis logas su romu ir ananasu, juodas šokoladas. Atrodo štai taip. Aš visada praeinu marcipaninius šituos logų šokoladukus ar kas čia yra. Jie visada atrodo įdomiai, bet aš nežinau dėl to marcipano, ar jis nebus man per saldus. Pernai metais prisimenu kažką aš ragau su marcipanu. Aš seną video palinkinsiu, man atrodo, galėsit irgi pasižiūrėti, kas pernai buvo. Kažką valgiau su marcipanu, prisimenu, bet nežinau ar tokį, tai šiemet matau, kad yra kažkas su romu ir ananasu. Tai atrodė labai įdomiai, ragausim. Tada šitas labai skaniai atrodė, tai čia yra Butter Fudge Christmas Spice with Sultanas and Cherries. Tai yra kažkokie karameliniai saldainiai ir atrodo labai įdomiai. Aš mėgstu karamelę, karamelė yra vienas mano skaniausių, net ne vienas, tiesiog skaniausių man dalykų. Ir kas su karamelė, aš visada viską jau su karamelė. Kitas dalykas, tai labai didelis pakas sausainių, tai čia yra Spectaculous Cookies with Almonds, Nutty and Spicy. Atrodė labai kalėdiškai, labai įdomiai, šiaip jaučiasi, kad čia yra labai daug tų sausainių. Čia yra 300 gramų, tai čia tikrai per kartą nesuvalgysi, tai čia visam gruodžiui turėtų užtekti. Dar vienas dalykas, kuris tikrai man nėra matytas, man atrodo, čia jau naujas. Gal klystu, nežinau, bet nesu mačius. Dried figs in dark chocolate, tai yra džiovintos figos juodam šokolade. Šiaip figų nelabai valgau. Iš tikrųjų, net ne tai, kad nelabai valgau, gal pabijau valgyti, kad man gali nepatikti, bet nu kada išmėginti, jeigu ne dabar. Ir du paskutiniai dalykai, tai yra kažkokie saldainiukai baltam šokoladė ir aš taip įsivaizduoju, kad čia bus kažkas su kiaušinių likeriu. Atrodo labai įdomiai ir atrodo šiaip skaniai. Aš kiaušinių likerį net nežinau, ar labai mėgstu, priklauso kiek alkoholio, šiaip alkoholinio dalyko aš nelabai mėgstu, bet jeigu jis yra labai prigesintas, nesijaučia spirito, visai skanu. Ir paskutinis dalykas, ką ragausiu, tai yra mini panetone pyragas su šokolado gabaliukais ir cukruotom kriaušėm. Atrodė labai įdomiai ir šiaip pagalvojau, labai faina, kad yra mažas pyragėlis, bet galėtų daugiau panetone būti mažų, nes pavyzdžiui, jeigu kas nors daro Christmas basketą, labai norisi sudėti nedidelius daiktus, o panetone pyragų paprastai mačiau jų yra labai dideli, tai norisi ir didelių, ir norisi mažų, kad kas daro Christmas basketą, galėtų įdėti mažų tokių pyragėlių. Ir aš, man atrodo, pradėsiu nuo marcipaninio logo. Tai bandom. Duodu jums pirmiem pažiūrėti, kas čia per dalykas. Atrodo štai taip, tai kaip matau, ananasas bus sutrintas, nebus ananaso gabaliukų ir tada ragaujam. Jaučias labai alkoholio kvapas. Gerai, pasakysiu savo nuomonę, bet man iškilo klausimas, o kur jį naudot?
Ar jį reikia papjaustyti gabaliukais ir tiesiog valgyti kaip saldainius, ar jį vieną atsisėdi suvalgai kaip šokoladuką. Skonio atžvilgiu nebuvo toks saldus, kaip tikėjausi, ir tas alkoholio skonis, jisai nebuvo ant tiek stiprus, kiek tikėjausi. Ananaso gal nelabai iš tikrųjų jaučiu, bet ir nepasakyčiau, kad buvo kažkas wow. Skamba skaniau negu iš tikrųjų yra. Vertinčiau kokiais 6,5 iš 10. Antras dalykėlis, ką ragausim, tai šituos sausainius. Man labai patinka jų pakavimas ir patinka, kad jų yra daug. Turim dėžutę sausainių ir... O Dieve, kaip jie skaniai kvepia. O, tikros kalėdos. Ko neparodžiau, pati ką tik pamačiau. Kiek riešutų. Vau, šitie sausainiai labai skanus. Aišku, jie yra labai saldus, bet jie traškus, jie saldus. Ir jie labai skaniai kvepia. Prie arbatos net 2 suvalgysiu. Labai skanus sausainiai. Antrą kartą tikrai pirkčiau. Vertinčiau kokiais 8 iš 10. Trečias dalykėlis, ką paragausim, tai bus šitos džiovintos figos. Ir man labai įdomu, bet aš manau, kad man gali nepatikti. Koks įdomus įpakavimas. Gerai. Turim tokius mažus figų kasnelius ir dabar bandau atsikąsti. Kaip sunku man dabar įvardinti, kokį aš skonį jaučiu. Saldumo ir traškumo prideda pats juodas šokoladas, o tokio tasumo ir tokio... Dar atsikąsiu, nes nepagaunu žodžių. Šiek tiek saldu ir nuo figos pačios. Bet jinai yra tokia lyg mirkyta kažkame, nes jinai labai tokia... Nu jo, jinai džiovinta, bet jinai nesausai džiovinta. Atrodo, kad jinai vis tiek turi savi tokios drėgmės. Ir atrodo štaip. Ir tu, kai kramtai, tu jauti traškėsi turbūt nuo tų sėklyčių viduj. Šiaip iš tikrųjų geriau negu tikėjusi. Gal nėra tas variantas, kur aš būtinai norėčiau nusipirkti ir valgyti savo kaip desertą. Išmėginti labai įdomu, gal kaip dovanai irgi įdomu, nes aš įsivaizduoju, prie kavos tokį vieną suvalgyti būtų visai ir fainai, toksai kažkas nėra per saldu, bet ir trašku ir turi šiek tiek tokio vis tiek saldumo, nors ir juodas šokoladas ir pati figa nėra baisiai saldi, bet viskas taip subalansuota, kad aš šitą vertinčiau netgi 7,5 iš 10. Aš kaip visada patirpsta kojas, reikia kamerą leisti žemiau, tai ragausim dabar kitą dalyką ir iš tikrųjų mums lieka 3 dalykai. Ačiū Dievui, galvoju, negi jau beveik viską išragavau ir baigsis video. Tai gal dabar paragaukim panetone. Man šitas skamba labai skaniai. Šokolado gabaliukai, cukruotas kriaušės. Aš kaip pamačiau leidinį, kad bus šitoks pyragas, aš galvoju, oh my god, kad tik nieks neišpirktų. Nes tikrai labai skaniai skamba. Turim mažą pyragėlį. Aš jaučiu, jisai labai minkštas. Ir žiūrim, ką mes čia gaunam. Matau jau cukruotą kriaušę kažkur čia. Šokolado gabaliukai. Paėmiau irgi, kas turi ir cukruotą kriaušę ir šokoladą, tai ragaujam. Šokolado gabaliukai nepieniški, juodi. Pats panetone pyragas nėra labai šlapės, bet šiek tiek to šlapumo suteikia šlapia cukruota kriaušė. Duoda drėgmės labiau tam pyragui, nes pats pyragas jisai toks sausesnis, tai būtinai reiktų gerti kažkokią arbatą ar kavą jį valgant. Bet šiaip gal aš norėčiau saldesnio šokolado gabaliukų. Šitas juodas šokoladas gal jis toks kakavos rutuliukai, nei pats šokoladas. Tai aš norėčiau gal labiau to arba šokolado tokio rich juodo, arba labiau pieniško. Bet šiaip, iš tikrųjų, man visai patiko. Man patiko, kad yra tų cukruotų kriaušių gabaliukų, kurios suteikia to drėgnumo ir to saldesnio skonio šitam pyragui. Plus jisai yra labai minkštas ir prie arbatos kavos tikrai būtų labai geras variantas suvalgyti, tai man patiko ir duočiau kokius 7,5 iš 10. Dabar paragausiu šitų karamelinių saldainių su sultanas and cherries. Kas yra sultanas? Aš esu labai neišsilavinus.
Karameliniai saldainiai su sultana veislės razinomis ir cukruotom vyšniom. Aš razinų nelabai mėgstu. Nelabai mėgstu nei vienų, nei kažkur, kurios įdėtos. Bet kai pirkau, nepastebėjau, kad sultanas yra razinos, nes aš tiesiog nežinojau. Aš pamačiau vyšnę, karamelį ir man to užteko. Ir mes turim tokį pakelę karamelinių saldainių. Atrodo visada gerai. Karamelė, man atrodo, visada labai gerai. Kvepia karamelė ir kvepia sūdyta karamelė. Vau, vienas kasniukas ir aš jau belia kaip apsalus nuo saldumo, bet man reikia pataikyti į vidurį, kur yra ta vyšnė viduj. Belia kaip saldu, belia kaip, bet aš noriu rasti vyšnę. Radau, kažką radau. Tai turim tokį gabaliuką. Ai, atsiprašau. Turim va štai tokią vietą, tai aš galvojau, kad labiau visi bus tokiam per vidurį turės tą vyšnę, bet vienas gabaliukas visai neturėjo vyšnės. Ir, o Jėzu, čia kokį ištraukiau. Šitas turi šiek tiek vyšnės, tai mes paragaukim šitą pusę, kur turi vyšnę. Čia vyšna tarsi turėtų šiek tiek išbalansuoti, nes yra belia kaip saldu. Ta prasme, skanu, bet belia kaip saldu. Bet kad suteiktų kažkokį didelį skirtumą, aš nepaučiu, gal dėl to, kad vyšnių gabaliukai labai maži. Man karamelės saldumas taip užgožia visą kitą, kad aš tiesiog nelabai randu tos vyšnios, kad ir atsikandau su ją. Ar antrą kartą pirkčiau, nežinau, dėl to, kad yra labai saldu. Ta prasme, aš mėgstu karamelę, bet taip saldu, kad net nebesijaučia man tos vyšnios. Jeigu norit kažką suvalgyti baisiai saldaus, kur galvojat mirsi, jeigu nesuvalgysiu nieko, vieno gabaliuko super užtenka, nes net man kaip saldžiarūriai čia yra baisiai saldu. Aš gal tikėjausi, kad bus skaniau. Ne tai, kad nėra neskanu, bet tiesiog galvojau, kad bus ta karamelė tokia, tu su vyšnė tokia balansas, kur ir bus ir saldu, ir nuo vyšnės tokia rūgštelė, gal bus ir toks labai įdomus, skanus, bet rūgštesnis skonis. Bet čia man dabar ta karamelė antiek saldi, antiek išmušė, kad aš tos vyšnės nelabai jautau. Gal vertinsiu 6 iš 10. Ir paskutinis saldainiukas, kur man labai irgi sudomino, tai turėtų būti kiaušinio likerio balto šokolado saldainiai. Einam ragauti tų. Tokie mėly, labai faini. Čia yra, matosi, kelių sluoksnių. Ir sausainio sluoksnis, ir tokios kaip želė drebučio sluoksnis. Ir turėtų tas viršutinis sluoksnis, kaip suprantu, būti pačio kiaušinio likerio. Tai įdomu tą patį viršų būtų paragauti. Pats viršus ir yra tas kiaušinio likeris. O želė gal kokie abrikosai. Bet šiaip kaip saldainis. Irgi labai saldus, aišku, čia jau turbūt nenustebinsi nieko. Aš gal šiek tiek jaučiuosi apsalus nuo visų saldainių. Bet tokį vieną suvalgyti irgi prie kavos pasimėgaut. Ypač kai turim čia 3 sluoksnius ir jie tokie labai gražus, tokie kaip brangesni saldainiai, sakyčiau, atrodo, tai man visai patiko. Vertinčiau kokiais 7,5 iš 10. Na tai biškai nusisaldinom, tai labai įdomu, iš tikrųjų, kokios jūsų nuomonės, ar kažką matėt Lidle, kas jums labai įdomu buvo, nusipirkot, patiko, ar ką planuojat nusipirkti, nes pamatėt. Mano skaniausias skanumynas iš viso šito kalėdinio range'o turbūt bus tiesiog šitie kalėdiniai sausainiai, nes man čia yra tokia kaip ir klasika, plus prieskaniai labai kvepia kalėdom ir tokie suteikia ir jaukumą, plus tas traškumas, saldumas, kvapas, tiesiog viskas apie kalėdas, tai man turbūt pirmą kartą, bet sausainiai paliko didžiausią įspūdį. Tai jeigu jums patiko šitas video, būtinai paspauskite laiką, paspauskite hype mygtuką, prenumeruokite mano kanalą ir susitiksim kitame mano video. Iki.